Labą dieną, pradedam dar vieną dieną su B365. Na, šiandieną iš tikrųjų jau buvau įsijungęs, bandžiau filmuoti, bet video nutrūko, nes jau padaręs daug video iš kito telefono ir tiesiog baigėsi vieta telefone, nebaigiau, tai pastačiau ten ką buvau numatęs ir dabar iš kito telefono nutariau pafilmuoti, vėl įsijungiau, vėl yra statymų, tai trumpai grįšiu prie štai pirmo įsijungimo metu 2 maksus pastačiau Ukrainą, -18,5 ir -19 ir 3 maksimumus pastačiau ant Slovakiją, -6,5, -6, -5,5. Kas įdomu, pirma pagrindinė linija buvo -5,5, bet kol įsijungiau sekantį kompą -6,5, labai greitai pasikeitė, vėl statymai labai geri. B365 daro tas pačias klaidas, bet jie daro tas pačias klaidas greičiausiai dėl to, jog ir lošėjai daro savo tradicinės klaidas. Tai jie matyt nuo to labai nenukenčia. Balansas, kaip matom, vakar filmavau, buvo 8600, šiuo metu likę 9800 ir žaidime 5 įvykiai pastatyti 5 statymai po 156. Balansas buvo apie 10,6, vakar dienos pliusas 2000 eurų. Tai štai matom, B365 net ir statant mažais limitais, nedideliom sumom, galima visai padoriai laimėti ir kada yra vasara, galima tą padaryti per trumpą laiką labai. Grįšiu prie to, parodysiu praeitam video kokį dar privalumą B365, bet jisai nutrūko, tai štai peržiūrėsim vakar dienos statymus ir štai kas yra gerai, koks yra privalumas. Štai pavyzdžiui, vakar su Rusėm live daug žaidžiau, štai matom, tarkim, čia Portugalių lietuvių mačas. Prieš mačą 125 už totalą, live 375. Labai gerai su Rusėm buvo vakar live'as ir su prancūzėm. Prancūzės iš vis vakar visą žaidimą laikė iki -10,5 foras, štai net -3,5, -8,5. Kitam puslapį pamatytume, kad jų yra ir daugiau. Ir viskas po 375, štai 6,5. 7,5, 10,5. Nyderlandai tik tais vakar truputį, štai buvau net paėmęs laimės daugiau ar 6. Nepasisekė vakar su Nyderlandais. Tai privalumas tas, kad net ir iš limituotų sąskaitų per pusę perpjautais limitais live 375. Aišku, iš sveikos sąskaitos live'as būtų 750. Bet kaip matom, pliusuot galima ir nedideliais limitais. Štai vėl įsijungiau kompiuterį ir vėl matau senas geras B365 klaidas. Štai vaikinukų draugiškos, italam duoda 138. Gaila, maksas nėra alternatyvių linijų, tai galima pastatyti vieną maksą. Šitas statymas, jeigu jį nukopijuos kitos kontoros, šiandien bus imamas labai stambiai. Statyčiau, nežinau, net ir 2 ar 3 tūkstančius, bet turbūt tiek nepavyks. Linija labai gera, tikrai. Bent jau 10 taškų didoka linija negu turėtų būti. Žiūrėsim. B365, kaip ir minėjau, vedanti bendrovė, nuo jos nurašinėja daug kas. Tai galbūt pavyks tokį totalą gauti. Ir štai U20 praeito kompiuterio įsijungimo metu nepastačiau, bet dabar dar pastatysiu. Štai pasižiūrėsiu dar kaip linija. Statysiu Vengrės statysiu. -10,5, kelias 2 linijas paimsiu Vengrių prieš Bosnės. Paimsiu -10,5 ir -10. 1,76 -10.
Na, gal paimsiu minus 11 tada geriau. Dvi linijas vengrių. Štai paėmiau dvi linijas vengrių. Ir dabar paimsiu dar 3 linijas prancūzių. Prancūzės kol kas nedemonstruoja gero žaidimo šiame čempionate, bet šiandien yra labai geros sąlygos jas imt. -4 ir net -4,5 ant didesnio kofo. Šiandien, kaip sakant, ne jos padėties šeimininkės, o Slovėnės, tai dėl to smagu imt. Tokią nedidelę forą. Štai, kur aš čia ir esu numatęs dar vieną statymą. Italija, Lietuva. Čia reikėtų, dar reikės palaukti kitų kontorų. Gal linija keisis į gerą pusę. Lietuva, Italija, dar paimsiu porą totalų mažiau. Čia tik po 125 maksas. Na, žiūrėsiu, gal Top Sportas išleis lygiai tą pačią liniją. 127, čia imsiu 1,76 kofą. Galbūt Top Sportas išleis 126,5, tai ten pasistatysiu daugiau. Tai vot, kol kas tiek, viską bus galima susigaudyti live. Ir vėl, kaip matom, labai daug statymų, 13 statymų iškart vos tik diena prasidėjo. Balanse lieka, čia balansas neatsinaujinęs turbūt. Balanse lieka 8700, žaidime 13 statymų ir žiūrėsim, kaip seksis toliau.